Naujas išvykimo terminalas Vilniui. Vau, kaip ne Lietuvoj. Nu ką, į Dubajų. Theater. One of the areas named Children Museum, so there is a lot of activity for the kids, workshop how the dinosaurs are and these kind of things to explain science and life and a lot of This topics. place is Mithra. Mithra. Isra. Isra. Yes. Thank you, man. Do you need me to be there to tell you exactly? Yeah, for me, I am seeing here. Oh, wow. Graži salė. Laisvas kelias minutės, gal reikia papasakoti, ką čia darau, kur čia atkeliau ir kodėl. Tai jeigu trumpai per Dubajų surado, kad darau putų šou. Ir sako, norim Saudo Arabijoje, mes tokių dalykų neturėjom. Čia labai nori pasaulietiškai žiūrėti, pradėti viską, visokius naujus dalykus išbandyti, užsakyti. Tai žodžiu, susisiekė, viską suderinam. Per avansą, nupirko bilietus. Ir viskas. Išskridau, sėdau per Frankfurtą į Dubajų. Iš Dubajaus sandėlio pakroviau sunkvežimį su įranga, kuris šį vakare atskrido į Rijadą, Saudo Arabiją. Pats po to sėdau čia atskridau. Turėjau su vizų nuotykiu, kad ten buvau įvedęs paso paskutinius du skaitmenis sukeitęs vietom. Bet sako, jie tenai per naują darykis vizą. Bet nuėjau į vizos departamentą, išprašiau, kad per naują padarytų vizą. Išmaldavau, kad nebereikėtų ten per naują viską tvarkyti ir ruošti. Nes ir kainavo dar. Tai viskas, atvykau Saudo Arabiją. Skrydį šalia atsisėdo labai toksai, sakyčiau, turtingas ir takingas šeichas. Tai labai šviesas, labai protingas, labai tokie gilus ir geri apmąstymai jo. Tai prabendravom visą kelią. Tikrai buvo įdomu, net nejungiau per monitorių skrydžius jokių ten žaidimų ar filmukų, tiesiog buvo įdomu pabendrauti, sužinoti apie kultūrą, apie žmonas, klausinėjau, sakyti, kiek tų žmonių turi, kiek vaikų ir taip toliau. Nu, tai jam jau netoli 50, jisai kažkokio banko skyriaus menedžeris, kažkokias labai aukštas pareigas, pasikeitėm kontaktais. Sako, parodė vaikus ir žiūriu arkliai ant vaikų. Sakau, kas čia arkliai? Ai, sako, turiu, sako, žirgyną. Tenais yra mokykla, tai sako, laikau tą žirgyną vien tik tam, kad vaikai turėtų pamuštyti. Sako, dabar buvau Dubajui kalbėtis dėl iškasenų šičia Saudo Arabijai su kažkokia korėjiečių kompanija. Tai žodžiu, sakė, jeigu kažkoks emergency, kreipkis. O daugiau ką, gyvenu viešbutį, atkeliau šičia praktiškai savaitę iki renginio tam, kad
ir įrangą pasikrauti, ir atkeliauti, ir šį čia susijungti, viską išbandyti, pasidaryti fotosesiją, po to ją pradės pramautinti su šitą foto video medžiagą. Šita vieta vadinasi ITRA. Pastatas gražus, didelis, viduj ofisai ir šiaip labai iš dizaino visur linijos netiesios, o praėjimai visokie šleiviai kreivė. Tai žodžiu menas. Tai va, atvažiavau, pasikrovau visą įrangą putų, kurią turiu iš Dubajaus. 2 putų mašinos ir 2 putų patrankos šičia bus. Tai 4 dienas darysiu putas. 30, 31, 1, 2 balandžio. 3 grįžtu į Dubajų. Nusprendžiau dar 1 dieną Dubajų pabūti ir 4 dieną ir 5 dieną ryte išskrendu pagal planą atgal į Lietuvą. Pirmi įspūdžiai apie Saudo Arabiją, mažai labai žalumos. Šį čia aplinkui dabar, kur kiek žiūrėsi, gražu medžiai, palmės, bet jeigu važiuoji tais jų plačiais, ilgais ir greitais keliais, tai pirms pastebėjims jokių medžių. Jokių medžių, jokių krūmų, jokių žolių, tiesiog pastatai ir viskas. Vienas pastebėjimas, antras pastebėjimas, kad labai statybos visur. Visur statybos ant statybų, viskas tiesiog auga, tiesiog atrodo kyla. Ir vietom tokie projektai, kad net su akim nematai statybų kraštą. Tai kol kas tokie pastebėjimai. Alkoholio nėra. Dubajų dar galima kažkur ar viešbutį nusipirkti, ar šiaip kažkokių taškų žinoti ar importuoti. Bet čia jokio vartojimo nėra. Aš vieną taksistą sakau, kur gauti, žinai, alkoholio, jis man rodo. Taip sako, pirmą sako beheaded, o po to sako, galėsi gauti alkoholio. Hello. Čia mano viešbutėlis. Dabar 3 Hilton kažkoks. Jau saulė leidžias, tai reiškia, netrukus bus galima valgyti. Nes dabar Ramadanas, nieks nevalgo, nieks nedirbo, viskas uždaryta. Vandens laukia gerti negalima, tik tais viduj. Tai netrukus atsidarys visas kavinės, bus galima kažkur eiti pavalgyti ir gal reikėtų pabandyti barzdą, pas kokį barberį išsukti. Važiavau į Saudo Arabiją, sakau, užsiauginsiu, bet čia nėra tokių barzdotų. Nėra tokių barzdotų šičia. Visi tvarkingi, tai reikia ir man gal biškį apsitvarkyti. Vakar susiradau vietinius arm wrestlerius, rankų linkėjus, įsivedžiau Google, parašiau Rijadą, sakau, ar yra čia šitam damam ar kobarė linkėjų, davė kontaktus, nuvažiau pas juos į treniruotę, biškį palankščiau, jaunimas ten labai stiprių nebuvo, nors ir buvo tokių sunkiasvorių kaip aš, kur 125 sveria, bet ne tokie stiprus, žodžiu, vidutinė lygė. Sakė, jeigu nori stipresnių, reikia sostinę važiuoti Rijadą. Bet gerą treniruotę apturėjom. Sakėm, dar sutiksim, kada pasitreniruoti. Malonus, mandagus. Ir viskas. Keliaujam. Kaip vaizdelis. Geriau, blogiau. Va čia buvom, barberiuose. Dabar kvepiantis viską. Visur viską. Variau vietinį prekybos centrą. Ir nepatikėsit, ko radau. Čia supakuota. Ogi durianai. O kvapelis. Aš einu prekybos centrą, sakau, žodžiu, kažkur durianai yra parduoti. Tai įėjus tik pro duris. O, lentenikė, reikia gal pasiimt kokį tai.
Čia labai gražios suknelės. Tiesiog išskirtinės. Šitą ugnį tai tikrai patiktų. Bet sakė 300 vietinių pinigų, tai čia gal 80 eurų. It's great, bro. Your defense is just great. You know? مبارك ما في لا تحاول. Let's go. ستوري ان شاء الله. ما شاء الله. Nu, bandysim challenge. Valgyt durianą. Užuodžiu. Įpakavo į atskirą maišelį. Einu į parduotuvę, sakau, užuodžiu, kažkur durianai yra pardavinėjami. Nueinu daržovės skyrių, kur, sakau, jie guli. Užuodžiu, kažkur yra. Kaip šiukšlių konteineris. Oh my god. Kokia tai karšta diena. Kam čia neskirta, net nežinau. Oh my god, tas kvapas. Kodėl? Tai žinau. Pardavėjui sakau, kaip sakau, jums patinka durians? Ne, sako, čia tik tais šitiem tailandiečiam jas gali patikti, sako. Oh my god. Nėra pigus. O, bet kvaps. Kas jį gali valgyti? Kodėl? Čia žiekaus kažkoks viduje yra. Čia. Valgyčiau muilą pagamintą iš kojų prakaitą. Iš kojų išgręžtą. Man pakaks. Ačiū. Nebevalgysiu daugiau. Ruošiam puto mašinas. Visokias. Čia vadį išlindę. Konteineriai. Mašinos. Problema Saudo Arabijoje susidūriau, kad mūsų visi aparatai suprogramuoti ant 50 Hz, o čia Saudo Arabijoje visur 60 Hz. Visa elektra, tai reikalų, ko išsiaiškinom.
Basically, we need a poncho. Ką jūs kabra? Rašam dar vienai darbo dienai. Mašina. Atranka kita. Ir čia bandysim daryti kažkokią fotosesiją su putom. Nu, bus YouTube medžiagos. Tarp failų. يلا يا جماعة انزلوا تحت كلكم عشان ما تطلعون في التصوير. هنا لولو رونالين come from here. Fotosesija vyko, tik tiek, kad iš čia viską reguliavau. Tai tūpau junginėti prie pompos elektrą ir užpakalį prisibadžiau su šitais kaktusais. Dabar ir paeit, ir atsisėst, visur užpakalis skauda. Dievas geras. Čia arabiškai priklimliavota. Jau toks didesnis variniai. Jau kepams toksai. Žiauriai nemėgstu aš jų. Ypač kai sutinki kur nors snorklinam po vandeniu, nes esu galvoj kartais pultavę. O jų kai didelių užauga visai, tai man visai nelinksma.
paplūdimy nei vienas žmogaus nusirengęs. Išskyrus mane. Dar valanda iki puto. Nebesimato eilės galo. Sound of the police. Renginukai mano Saudo Arabijoje baigti kol kas. Visi putom išmaudyti. Pora stovėjo čia sultonų, kurie buvo atrodo nepatenkinti, kad putos krent vaikam ant galvos, bet visiems kitiem atrodo patiko. Atvažiuos sunkvežimis, susipakuosim įrangą ir rytoj per pietus į Dubajų. Sunkvežimiukus į Dubajaus sandėlį pakrauti. Oro uoste atidaviau kuprinę čekino, bilietėlį turim, skrisim šiandien į Dubajų, rytoj iš Dubajaus į Lietuvėlę. Gera kažkaip pajudėti jau, išsibuvau. Bet patiko iš tikrųjų Saudo Arabijai. Toks experience'as neeilinis buvo.